ko vištų nesuparėt kavoji. Viena mergaitė užsipuolus vaikiuką, kad jie imtų. Šis sakas, aš tai pikts, manęs neatsilanksi. Ji žadėjus atsilankt. Vieną vakarą pareinas nuo darba, visus apžiūrėjęs, gerai, pažvelgęs ant lakto sakas. Kudi vištas nesuparėt kavotas? Į pagavęs ją lupt. Antrą vakarą pareinas. Ši pamačius užlipus ant aukšto, tas vištas parėt kavot. Sukit, kad vienodai būtų sutūpusios. Šis vėl perės. Kam tu tas vištas rėkdai kirkini? Matai, ką vyrs nenorės ambų ieškoti, tai neras, o kai norės, tai niekur neišsisuksi. Šiaurės Lietuvos pasakas surinka Matas Lančiauskas, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Prieš 100 metų mūsų krašte. Žagarės padėtis. 1925 metų kovo 9 dieną Žagarės miesto taryba aptarė Žagarės ekonominę padėtį. Vienas svarbiausių faktorių, kurie naikina miestą – dideli mokesčiai miesto gyventojams. Dėl jų augo produktų ir kitų prekių kainos. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Žagarėje buvo 10–11 tūkstančių gyventojų. Miestas augo ir tvirtėjo, turėdamas plačius ryšius su Mintauja, Ryga ir kitais Kuršo kraštais. Žagarės prekymečiai buvo plačiai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir Kurše, nuo Mintaujos, Duobelės, Aucės ir iš kitur suvažiuodavo šimtai vežimų. Šitoji geroji gadynė tęsėsi, kol nebuvo politinės sienos, bet atsiradus tarp Lietuvos ir Latvijos valstybiniai sienai viskas virto kitaip. Ekonominiai ryšiai su Kuršu nutrūko, žymi dalis prekybos persikėlė į judresnius centrus Joniškį, Šiaulius ir kitur. Žagarės apylinkės ūkininkai dabar veža savo produktus ir kitus ūkinius gaminius į Joniškį vien tik dėl to, kad ten galima nusipirkti prekių pigiau negu Žagarėje. Dabar Žagarėje liko tik 4700 gyventojų, iš jų kas tik gali stengiasi iškeliauti į užsienį ir kitus judresnius Lietuvos centrus. Naujų namų beveik niekas nestato, senieji nerekonstruojami, o keletas dešimčių trobesių riokso užkaltais langais bei durimis ir palengva trūneidami gniūžta. Daug krautuvių ir dirbtuvių užsidarė dėliai nepakeliamų mokesnių ir darbo trūkumo. Žagarės miestas prekybos srityje kasdieną smunka ir negali nė manyti konkuruoti su mažesniu Joniškio miesteliu, stovinčiu prie gelžkelio ir turinčiu visus patogumus prekėms transportuoti. Imant bendrą Žagarės ekonominį smukimą, negalima nesvajoti apie maksimalių mokesnių išieškojimą, kadangi minimalūs vargiai bepakeliami. Bet mokesnių inspektorius, matyti į tą miesto sunkią padėtį, nekreipia jokios domės, visulik savo nuomonę laiko, kad Žagarės gera padėtis visose srityse, o ypač prekyboje ir deda kuo didesnius mokesnius. Iš Lietuvos Centrinių valstybės archyvų fondų parinko Giedrė Lastauskienė, paskaitė Juozas Šalkauskas.